Sveiki. Erika Santos apie 9 milijonus litų kainavusias skyrybas ir meilužio smurtą. Pirmiausia, aš to koją sulaužysiu su beisbolo lazda. Antrojoje laidos dalyje pristatome moterį, kurios gyvenimo istorija virto filmo scenarijaus. Būdama 8, ji neteko mamos, vėliau susilaukė 6 vaikų, tapo Playboy viršelio modeliu, galiausiai paliko vaikų tėtį po 10 metų santuokos dėl aistringo romano ir, kaip pati sako, liko prie sudužusios geldos. Tad kviečiame pasižiūrėti, kuo gyvena Erika Santos šiandien ir ar jai pavyko atsitiesti. Majamyje gyvenančios Erikos Santos žvaigždė Lietuvoje suspindo prieš daugiau nei 5 metus, kuomet moteris nusprendė dalyvauti Missis Lietuva konkurse. Šiandien ji tebešviečia pirmojų ryškumu. Nieko nuostabaus, mat Erikos kasdienybė pilna didelių pakilimų ir nuosmukių, o gyvenimo istorija verta sėkmingos muilo operos scenarijaus. Viskas prasidėjo dar vaikystėje, kada prieš pat 8-ąjį gimtadienį mergaitės akise žuvo mylima mama ir vietoj torto su žvakutėmis raudojo mamos laidotuvėse. Mano mama perėjo vieną gatvę ir paskui nepamatė tramvajaus ir jisai per ją pervažiavo. Viskas suklijuota, sudėliota kaip puzzle. Ir kai sugrįžome namo, aišku, ten tas pietus ar kaip vadinasi, aš atsimenu labai puikiai. Aš tėčiai sakau, tėti, o kada tortas bus? Sako, koks tortas? Sakau, šiandien mano gimtadienis. Nekenčiu savo gimtadienį dėl to. Nespėjo prabėgti nei metai ir išvaizdus tėtis į namus parvedė naują mamytę. Vos 10 metų vyresnę už Eriką, su kuria sukūrė šeimą, sėkmingai gyvena iki šiol. Nors tuomet mergaitei netrūko nei meilės, nei dėmesio, vis tik svajojo apie didelę savą šeimą. Todėl anksti ištekėjo ir vos 20 susilaukė sūnaus. Bandžiau ten kokie 8 mėnesiai, mes bandėme ir nepastodavo. Ir kai tik apsiraminau, sakau, viso, pofik. Sako, man atrodo, tu neščia. Sakau, nieko neneščia, žiūrėk, kiekvieną mėnesį darome testus, nieko nėra. Sako, davai aš nupirksiu tą testą. Ne, nereikia. Ir atsimenu, nupirko testą, sako, ryte padaryk testą. Ir aišku, atsikėliau ir taip, gerai. Nubėgau, padariau ir taip padėjau ir tipo guliu. Ir taip, tai raudonuoja, ten lyg tai raudonuoja. 2, aš atsimenu, šokau ant lovos, tokia, I'm pregnant. Oje, tu, man emocijos va dabar dar net. Tai aišku, šitas vaikas buvo toksai Deimantas, todėl pas jo vardas Deimonas. O po to, jam buvo gal kokie 3 metukai, sakau, tu vaiko noriu. Sakau, bet dabar noriu aš 2. Visi sako, sorry, pas mane nėra šeimoje 2 visiškai. Sakau, pas mumis iš viso vos po 1 vaiką tenai šeimoje yra pasigimdę, kaip man dabar tos 2 padaryti, ne? Tai aišku, nubėgau į Fertility Clinic. Jinai sako, turi vaiką, turi, pagimdai normaliai, komplikacijų nebuvo. Ne? Sako, ką tu čia veiki? Erika iš tų moterų, kurioms neegzistuoja žodis ne. Užsibrėžus tikslą, visuomet jo pasiekia. Tačiau užsimanius dvynių nustebino nedaug ko mačiusius. Būdama visiškai sveika moterimi, Erika nuvyko į vaisingumo kliniką ir pradėjo vartoti hormoninės injekcijas. Ir jau gerą pusmetį iki pastojimo žinojo, bus dvyniai – berniukas ir mergaitė. Erika Santos apie 9 milijonus litų kainavusias skyrybas ir meilužio smurtą. Pirmiausia, aš to koją sulaužysiu su beisbolo lazda. Teisės studijavau. Ir visi, iki šios dienos, jie atsimena, eidavau ir sakau, pas mane bus 2. Aš ruošiuosi 2. Aš tada visiems pasakau, kad pas mane bus 2. Tikrai bus 2. Ir kai eidavau miegoti, vienas iš tų magic tricks. Kai eidavo miegoti, aš užmerkdavau akis ir įsivaizduodavau, kaip aš vaikštau. Deimonas su jų tėčiu eina, pajūriu, o aš su 2 mergytė ir berniuku, gal kokie 2 metukų einu. Ir taip tas vaizdas iš nugaros. Ir kiekvieną mielą dieną. Pas mane, aš labai greit užmiegu, bet tos 30 sekundžių aš
užmiegu taip. Ateinu po 3 mėnesių, sako, oi, mergaitė. Yes. O kitas berniukas, ne? Sako, ne, irgi mergaitė, nu ten nelabai matosi, bet mergaitė. Kaip tai mergaitė? Sakau, ne tokį jau sakymą daviau, kas čia per 2 mergaitės? Vaja, tu sugrįžtų namo, verkiu, tu kur mergaitės, dabar 2 mergaitės, kas čia, kaip čia, ne taip? Moteris nuo mažų dienų tikėjo minties gale, be to yra įsitikinusi, kad anapilin iškeliavusi mama tapo jos angelų sargu, kuris nuolato šalia, tad labai nenustebo, kai vis tik galiausiai sužinojo, kad dvyniai, kaip ir norėjo, skirtingų lyčių. Na, aišku, gimė viskas normaliai, nei jokių inkubatorių, mano angeliukai ir aš net nenorėjau, kad mane migdytų, sakau, noriu matyti. Perpjaunat, ištraukėt, parodot. Ir vėl tą patį. Tai va, tai jau kai jie gimė, gal porą metų po to, atsimenu, susitinku su savo ten kursiokais, ne? Ir sako, nu, tai kaip tavo gyvenimas, bla, 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 ten kažkur tai šopingė. Nu, sakau, normaliai, va, biznį darau, va, tas, sakau, mano leliai visi, ai. Sako, kokie visi? Nu, sakau, nu, vyriausias sūnus, sako, tu ką, dvynukus pagimdei? Taip, mergaitė ir berniukai. Sako, aš toj nugriusiu nuo tų laiptų. Sako, pas tave dar net nebuvo nieko. Sako, tu sakai, kad pas tave bus. Vadinasi, veikia. Dauguma šių dienų karjeriščių atidėlioja motinystę bijodamos pakenkti karjerai. Tačiau Erika savo pavyzdžių tvirtina, kad vaikai nekliūtis. Priešingai, jauna bei veržli moteris, pagimdžiusi 3 vaikus, ne tik baigė mokslus, bet ir sėkmingai vystė daugybę verslų. Matydama, kaip puikiai sekasi, nusprendė, kad nori dar vieno, greičiausiai jau paskutinio vaiko. Spiralę įsidėjau, ten pusę metų pavaikščiau, pas mane kraujo neliko. Visiškai pas mane labai kūnas nepriėmė to ir pas mane anemija pasirodė, ten, viskas, ko niekad nebuvo. Taip, kad sakau, išsitraukiu ją, pasidarom dar vieną lėliuką ir vse. Ir mes taip pasistengėm, kad kai sužinojau, kad nėščia, greitai nubėgau dar kokius 6 tuos nusipirkti. Ateinu pas gydytoją, pas tą pačią ginekologę, sako, va, vėl jinai čia. Ateina, sako, va, 2, oi, sakau, leliau, pas mumis dvynukai vėl bus dar, va, tie vežimėliai, viskas yra 2, viskas, nereikia nieko net pirkti, nes dičkiai tai kiek jam 1,5 metų buvo. Oi, sakau, super. Sako, 3 matau. Ne, nieko nematot. Toliau bendrauju. Kaip planuoju, jau planuoju, ne? Sako, klausyk, aš rimtai 3 matau. Kur? Ir rodo jinai ekrane. Va 1, va 2 ir va 3. Tai sakau, čia tas 1 apsisuko. Sako, aš tau pagausiu nuotrauką. Ir jinai pagavo nuotrauką 3. Tada aš taip... O kaip dabar bus? 3, man iš karto double. Buvo 3 ir dabar double. Ne 1, wow, sakau. Nu ir vyro reakcija, aišku, buvo, nu taigi, sako, tu storą vaikščiosi, ne aš. Sakau, supratau. Iš šalies žvelgiant, Eriko šeima atrodė tobula. 6 vaikų mama atrodė puikiai, papuošė net Playboy viršelį. Sėkmingai valdė keletą verslų ir generavo milijonines apyvartas. Tačiau niekada nepamiršo vyro ir sako, susituokti nėra sudėtinga. Tačiau sugebėti išlaikyti vyrą šalia – menas, reikalaujantis didelio darbo. Aš kai augau, mane tėtis mokino, ne? Ir aišku, kad nesusidėčiau su kažkokiais blogais berniukais, kur iš viso man jie nerūpėjo niekad. O antra, aš girdėjau, kaip jie kalbėdavo apie moteris, apie žmonas, kaip jie neištikimi, kaip ten kas, kur, kada. Ir aš klausydamasi mokinausi iš jų klaidų, iš tų moterų klaidų. O aš kai apsiženysiu, pas mane vyras bus visą laiką sotus visose srityse ir nebus jam priežasties manęs palikti. Vyrai pradeda ieškoti kitos pusės, jeigu jie negauna kažko tai namie. Ir mano situacijai to nebuvo. Aš galiu sugrįžti po didelės kelionės, sunkios, ten, psichologiškai sunkios kelionės, ten, negotiation.
namo 7 vakaro ir galvot, tu kaip norėčiau dabar į džakuzį. Ir sakys jisai, važiuojame pas mano draugus tenai į gimtadienį. Aš persirinksiu, prieš gimtadienį dar pamaloninsiu vyrą ir važiuosime mes į gimtadienį, kaip kad būtų normali šeima, ne? Man atrodo, kad susirasti meilužę tai turėtų būti tas, kad miegamajam yra rutina. Arba jau tenai iš viso viskas atšalo. Aš neleidau tam įvykti. Aš visą laiką kažką tai naujo padarydavau, kažką tai persirinkdavau. Ir tai ne jo iniciatyva, nes jis vyras. Vyras nedaro tokių romantiškų kažkokių tai to. Man atrodo, kad norint apsižemyti, tai yra labai lengva. Ne? Išlaikyti vyrą, tai yra sudėtinga. O išlaikyti vyrą, tu visą laiką turi kažko tai į laužą įmesti, ne? Kažkokį tai šakalį, tai tą, kad žiežirba vėl įsiplėkstų. Ir lygiai tą patį aš dariau 10 metų. Tačiau šeimyniška idilė ilgai netruko. Prabėgus dar porai metų versli moteris supratusi, kad augina ne 6, o 7 vaikus, nusprendė skirtis. Man tas toksai breaking point buvo tada, kai vieną dieną aš važiavome į Afriką, lyg tai naujų metų ar kažką tai tokio ir auklę vežiausi, ir vaikus vežiausi ir pradėjau krauti daiktus. Kad per daug ten čimodanų nebūtų, 6 vaikai vis dėlto, ne? Ir dar vyrui reikia sukrauti ir savo kraunosi, viską, 6 kelnaitės, 6 šitie koinės, viską tai vat dėlioju. Ir taip, tu galvoju, ko aš tokia pervargus? Turbūt todėl, kad 24 valandas nemiegu ir lakstau kaip nenormali. Taip einu į kambarį ir galvoju, reikia kelti visus. Ir žiūriu, mano vyras miega. Tai ką man jis reikalingas, jeigu aš save plėšau į visas puses, jis man nepadeda, aš jam surišiau daiktus lygiai taip pat kaip vaikam. Ir man tas toksai klinkt. Jis mano 7 vaikas, kuris yra labai brangus iš tikrųjų. Brangus išlaidom. Bet aš jį taip išlepinau, pavyzdžiui, perku savo naują kabrioletą Mercedesą, ne? Aišku, perku ir vyrui kabrioletą, ne? Perku savo laikrodį už 12 000. Aišku, aš nupirksiu už 15 000 vyrų. Ir va tada aš atsimenu, tas toksai klip buvo, galvoju, jam labai patogu gyventi su manim. Labai patogu. O viską turi, nereikia nieko rūpintis. Ateina kažkokie tai moteriškė patvarkyti kambarius. Paskui kažkas ateina su lemputė išsuka. Taigi žmona už viską moka. Erika prisipažįsta, kad greičiausiai ir toliau būtų kentusi vyro neryžtingumą. Po 10 metų santuokoje nebūtų palikus 6 vaikų tėvo, jei ne staiga įsiplieskusi didžiulė aistra Floridoje gyvenančiam verslininkui, dėl kurio moteris nusprendė atiduoti visą $3 milijonų vertės turtą buvusiam sutuoktiniui už teisę pasiimti vaikus ir nevaržomai kurtis naują gyvenimą. Linas buvo toks, kokį Erika visada regėjo savo fantazijose – stiprus ir valdingas, galintis priversti ją pasijusti tikrą moterimi. Deja, bet realybėje valdingumas atrodė kiek kitaip nei vaizduotėje. Kai prasidėjo šitas visa kontrolė, iš pat pradžių galvojau, kaip įdomu. Mano vyras taigi nepavyduliavo, nes aš jam pasakiau, pavyduliausiai įsiskirsim. O šitas skambina, aš Lietuvoje filmuojuosi, kažką tai darau, ne? Jisai, tu neisi niekur, tu nieko nedarai, bla bla bla. Sakau, vėl susipykau. Tokia davolina, galvoju, kažkas kontroliuoja mane. Bet ta kontrolė buvo labai nesveika ir jisai vieną dieną baliavojo namie ir geria, sakau, klausyk, aš tikrai nenoriu tenai su jumis gerti, dalyvauti, viskas. Būk mažulis, sakau, sėdėk tenai, outside, baliavokite, aš einu miegoti. Niekur tu neisi. Ir toliau vaikštu, ten kažkur tai įsimaudžiau, išeidinėjau iš vonios ir jisai taip ras mane, prie sienos prispaudė, tokia, poniau, kas čia buvo? Prieš mane, kad vyras pakeltų ranką, tokia dėrskai, tokia nagla, kad kas čia buvo, čia tik tai
mane tik trenkia, kažkas tai trenkia svetimas žmogus, tai ne tėvas, tai ne vaikas, kuris turi ryziną, ne? Ar kas tu toks? Ir aišku, ten belia ką pasakysi, vėl kažką pasakau, vėl, jetu, rasų iš plaukų ištempė į lauką. Aš tokia, kas čia darosi, tada pradėjau bijoti. Nes tai nėra savas žmogus, o nesavas žmogus gali tave ir užmušti, ir pats užsimušti, ir viskas, kaput visiems. O savas, jisai bent žinotų limitą, o čia nežino limitą, ypač kai girtas, ne? Vyro pavydas augo ne dienom, o valandom. Greitai Erika pasiekė stadiją, kuomet negalėjo niekur išeiti viena, o fizinis bei psichologinis smurtas tapo kasdienybė. Mėlynės tai vienas dalykas, psichologinis smurtas tai yra pats sunkiausias, ypač kai sako, jeigu tu kada nors nuo manęs pabėgsi, mano kerštas bus mano didžiausias hobi. Pirmiausia, aš tau koją sulaužysiu su beisbol bat, su beisbolo lasda, kad galėtum 10 mėnesių gulėti lovai ir tada nebūtų tau galimybės pabėgti. Arba su acid, kaip čia tas, rūgštim apdeginsiu tavo veidą, kad tu būtum baisuoklė ir taip toliau. Psichologiškai visą laiką sakydavo, kas tave ims? Senė tokia. Tu kokia senė, 30? Kur čia senė, bet jeigu jau jisai sako, tai aišku, ir raukšlės matau ir viską. Ir kas tave ims su 6 vaikais, kas tu niekas, tau čia iš viso, kas čia ta Amerika, tu neišgyvensi, tu aplamai niekas esi, pas tave nieko nėra ir tu iš viso. Ir kai kiekvieną dieną tau kartoja, tai pradedi tikėti, ką sako, ne? Nepaisant vyro grasinimų, Erika bandė keletą kartų pabėgti, tačiau nesėkmingai. Bėgau su mašina, važiavau, jis mane stabdė ten, tu galvojau, mane sutraiškis tenai, galvojau, kur tas policijos komisariatas pas mane, aš niekad negalėdavau viena važinėti, bet aš žinau, kad yra kažkur tai netoli. Ir žiūriu, parduotuvę, kurioje Lenkija dirbo. Galvojau, jinai tikrai man padės. Privažiavau greitai, išbėgau iš mašinos, įbėgau į tą, žiūriu, vyras kažkoks stovi. Įbėgau, sakau, prašau, pakvieskite policiją, prašau, maldauju. Ir įbėgau į patį koridoriaus galą, susigniaužiu, plys, sakau, plys. Ir tas ateina, sako, labai atsiprašau, mano žmona šiandien tablečių neišgėrė. Jinai isterikuoja kartais, aš ją pasimsiu. Sakau, kokiu tablečiu, ką tu čia šneki? Matosi, kad aš verkiu, kad aš visa sudarkyta. Ir tas vyras neiškvietė nieko. Galvoju, viskas, man nėra šansų nei pabėgti nuo jo, nei nieko. Per ganėtinai trumpą laiko tarpą vyras sugebėjo užvaldyti visą Erikos gyvenimą. Sekė telefoninius pokalbius, tikrino socialinius tinklus, atėmė elektroninės bankininkystės kodus, pasą. Moteris tapo visiškai priklausoma nuo smurtaujančio vyro ir, kaip pati sako, liko prie sudužusios geldos. Tačiau supratusi, kad priejo liepto galą, naujųjų metų išvakarėse Erika sukaupė visą drąsą. Naktį prikėlus visus vaikus, sėdo automobilį ir pabėgo į Miami, kur net 2 savaitės gyveno mašinoje. Gėrė tik vandenį ir valgė pigiausius sausainius. Važiavau iš Tampos į Miami, pamiegojame mašinoje, maudėmės Walmarte, darėme nieko, prasčiausiai vandenį gėrėm ir sausainius vaikai valgė. Viskas. Lygiai 5 metai, 2010 gruodį. Ir viskas, nuo nulio pradėjau, ėjau į tą shelter, jie tenai man padėjo, aišku, davė lovas, davė tenai konservus kažkokius, tai padėjo, sako, ką tu dirbsi, o galvoju, aš niekad nedirbau ant kažko, tai reikia dirbti, juk kažką daryti. Kai atvažiavau į Miami, tai buvo čia mano pirmi namai, miegojau mašinoje su 6 vaikais, autobusiuke ir žiūrėjau, kaip visi pasipuošę žmonės ėjo į šitą Tatjaną, mūsų Tatjaną. O aš buvau iš viso kaip basikom, vaikai laksto, sultis geria. Mūsų nauji metai buvo pirmi nauji metai čionai. Ir maudėmės, būtent prausėmės kriaukliai šitam Walmarte. Nieko, vadinasi, taip turėjo būti.
Paklausus, ar moteris niekada nesigailėjo palikusi ramų gyvenimą su mylinčiu vyru, Erika sako, kad stengiasi apie tai negalvoti, tačiau atleisti už tai, ką padarė vaikams, savo negali. Labai, ypač pirmus metus aš negalėjau savo atleisti, niekaip negalėjau. Man tai buvo didžiausias, kaip aš galiu savo vaikams tokį gyvenimą duoti. Wow. Ir jisai sako, mama, čia nailėjau 3 dienos. Ir pas mane sako, batės skylė ir jisai parodo man. Ir jisai bando užklijuoti tą batą iš apačio. Ojetau, kaip aš verkiau, kad aš nesugebu net $20 išleisti ant batų. Ant kiek skaudu, mamai, ne? Wow. Tai spiria tau į užpakalį ir davai, sukis. Erika puikiai pamena, kuomet turėjo $3 ir susirgo dvyniai. Reikėjo rinktis pienas visiems vaikams ar vaistai nuo temperatūros sergantiems. Tai buvo bene sunkiausia situacija, kurią šiandien skaudu prisiminti. 2 savaitės pragyvenusi automobilyje be cento kišenėje, moteris galiausiai sulaukė valstybės pagalbos, apsigyveno moterų prieglaudoje ir sukūrė naujo verslo imperiją nuo nulio. Šiandien vėl turi nuostabius namus savo 6 vaikams, 2 prabangius automobilius ir tobulo gyvenimo viziją, kuri palaipsniui tampa realybė. Šiandien tiek. Ačiū, kad buvote su mumis. Mūsų laidų pakartojimus žiūrėkite internetinėje videogalerijoje LNK Go.